Jeigu norime importuoti banko išrašą, pradžioj turime susikurti banko sąskaitą programoje. Štai skyriuje bankai. Aš noriu susikurti Swedbank sąskaita. Štai turiu pasirinkti formatą importo. 2 kart spusteliu, dar kartą, kol randu tinkamą formatą Swedbank. Štai. Grįžtu į suvestinę, pažymiu banko sąskaitą. Šios banko sąskaitos dar operacijų neturiu įvestų. Tuomet atsidarau naršyklėje, prisijungiu prie elektroninės bankininkystės, atsidarau, nusifiltruoju dominantį periodą, nebūtinai mėnesį, galite už kelis mėnesius, galite už trumpesnį periodą. Ką darau? Paprasčiausiai pasižymiu nuo pirmos operacijos iki paskutinės manęs dominančios operacijos. Pastebit, labai svarbu, kad nuo pradžios būtų paimta pirma eilutė ir paskutinė tvarkinga eilutė. Ir spaudžiu copy arba Ctrl+C. Štai. Grįžtu į programą. Programoje aktyvuojasi mygtukas ir galima importuoti iš mainų srities. Štai. Pažymėta kairiai pusėje sąskaita ir jau galiu paspausti. Štai. Visi įrašai susikūrė. Dabar aš savo įrašus galiu paskirstyti, sakykime, atitinkamai Nemuno vaistinė, matau, taip, tai pasitaisau įrašą ir rašau, kad čia yra vaistai. Taip, čia, sakykime, galbūt maisto prekės. Ir panašiai. Jeigu pakartotinai naujai sukurtos visos naujai sukurti įrašai yra pažymėti žalia vėliavėlė. Tai reiškia, kad jų anksčiau nebuvo, o importo metu mes juos sukūrėme. Jeigu aš pakartotinai, štai išjungiu tą importo režimą, pakartotinai sugalvočiau vėl nukopijuoti ir vėl grįžčiau į programą ir pakartotinai importuočiau, štai. Šį kartą jau žalių vėliavėlių nėra, nes visos operacijos jau buvo, ant viršaus jos nebuvo užrašytos, taip pat ir nebuvo sudubliuotos, antrą kartą jos irgi nebuvo įvestos. Štai kadangi buvau įsivedęs jau pažymėjęs, kad čia yra vaistai, o čia yra maisto produktai, šitą informaciją netinka. Galim pasibandyti, kaip atrodytų, jeigu kažkokios operacijos mums trūksta. Štai šitos, sakykime, mes galbūt kasdien patys įvedam išlaidas ir pajamas, o štai vieną kartą pamiršome. Tai vėlgi čia nukopijuoju, šiuo atveju net dar atsimena mūsų nukopijuotas operacijas ir paspaudžiu štai importo veiksmą, kaip matome, sukūrė mums trūkstamą operaciją, būtent tą trūkstamą operaciją. Galbūt mes būtumėm įsivedę, sakykime, 2 mėnesio 13 dieną įsivedę kažkokią tai operaciją, kurios iš tikrųjų nereikėjo. Galbūt supainėjau, galbūt aš kito banke išlaidas su kito banko kortele pirkau ir panašiai. Tai jeigu pakartotinai importuočiau, štai man būtent ta operacija būtų pažymėta raudona vėliavėlė. Tai reiškia, kad programai atrodo, kad šitos operacijos mums nereikia. Ir staiga, sakykime, susiradęs pasižiūrėjęs, iš tikrųjų prisimenu, kad čia galbūt aš šitą veiksmą visgi atlikau grynaisiais pinigais. Tiesiog pataisau gryni pinigai ir palieku štai šitą operaciją, kad tai yra gryni pinigai. Vėliavėlę galiu pats nuimti, perimdamas iš raudonos į žalią ir iš žalios išjungdamas. Štai. Jeigu aš nufiltruosiu, dabar, kaip matot, turime visas operacijas. Tai tiek dėl sąskaitų importo.